kiek jisai, jūs manot, kodėl dabar jisai aktualus yra? Tiesiog manau, kad šiandieną verslas išgyvena kažkokius realius ir reikšmingus pasikeitimus. Ir džiugu, kad tie pasikeitimai yra į teigiamą pusę. Ir manau, kad daugelį metų tiek rinkodaros specialistai, tiek įmonių vadovai ieškojo įvairiausių rinkodaros variacijų, kaip tiesiog atrasti tą sėkmingos rinkodaros raktą. Ir tiesiog šiandieną yra begalė duomenų apie vartotojų psichologiją, apie vartotojų elgseną, ką jie atsirenka, kaip jie atsirenka, į ką reaguoja ir taip toliau. Ir, sakykime, tie tyrimai iš esmės parodo, kad vartotojai labiausiai vertina turinį ir tas turinys turėtų būti aktualus, šviežias, šiuolaikiškas ir iš esmės naudingas. Ir tos kompanijos, kurios sugeba pasiūlyti, sakykime, tokį aktualų ir naują turinį, iš esmės susilaukia vartotojų dėmesio. Ir jeigu tiesiog paprastai pasižiūrėti į rinką ir, sakykime, visus rinkos dalyvius, tai iš esmės šiandieną visi rinkos dalyviai kariauja dėl vartotojo dėmesio. Nes jį, sakykime, pagauti tą vartotojo dėmesio senais triukais iš esmės yra pakankamai sudėtinga. Ir todėl šiandien mes prieinam prie pakankamai svarbios temos, tai yra turinio rinkodara, kuri ir atsako į, sakykime, visus iškilusius klausimus, kas vartotojams yra svarbiausia, į ką jie reaguoja ir ką renkasi. Ir šiandien bus gausybė pranešėjų, kurie ir bandys pasidalinti daugybę, sakykime, savo įžvalgų. Aš taip pat esu paruošęs nemažai praktinės medžiagos apie turinio rinkodarą, konkrečiai apie internetinių puslapių efektyvų išnaudojimą ir kaip ir ką reiktų daryti internetiniuose puslapiuose. Antram etape kalbėsiu apie Google sistemos išnaudojimą. Kai kalbam apie Google sistemą, noriu paminėti SEO, reiškia optimizavimą ir AdWords reklaminės kompanijas. Ir trečias dalykas, kam skirsiu pakankamai daug dėmesio, tai bus reputacijos valdymas internete. Ir tie visi trys dalykai, iš esmės internetinis puslapis, Google sistemos platforma ir reputacijos valdymas yra susiję turiniu ir bandysiu atskleisti, kaip per šituos tris elementus padaryti sintezę ir tiesiog susireguliuoti ir susitvarkyti tinkamai savo kompanijos reputaciją. Tai vat mano esminis pranešimas ir bus apie tuos tris dalykus ir tris žinutes. Tokiai sintezėje iš tikrųjų ko reikia? Ar užteks to šito seminaro? Čia yra vienas įdomiausių klausimų ir jis visada visur skamba. Ir kai pas mus ateina klientai, jie visada klausia, kaip pagerinti mūsų situaciją rinkoje. Ir aš visada atsakau, kad kažkokio šabloninio atsakymo į kiekvieną rinkodaros klausimo nėra, nes rinkodaros esmė yra improvizavimas ir tikrai neužtenka ateiti į vieną ar du seminarus, kad, sakykime, išmokti efektyviai veikti rinkoje. Aš manau, kad yra geras startas, gera pradžia, sakykime, naujos rinkodaros keliui, bet kas liečia, sakykime, pilną išnaudojimą, tai manau, kad reikia įdėti labai daug resursų, labai daug laiko, labai daug personalo, sakykime, ir tiesiog eksperimentų būdu žiūrėtis, kas tinka mūsų konkrečiai, sakykime, kompanijai. Tiesiog šitas seminaras, šita konferencija, manau, yra tiesiog gairės, į ką reiktų orientuotis ateinančius 5 metus mažiausiai.